Po pirmojo veiklos dešimtmečio Prototechnika artėja prie 15-ojo gimtadienio. Per tą laiką Lietuva jau priimta Europos Sąjunga, įstojome į NATO. Ekonomikos krumpliaračiai Lietuvoje didina apsukas. Aš sakyčiau, kad tokių sėkmių iš dangaus pas mus nebuvo. Iš esmės, tai, ką mes padarydavom kaip kompanija pakankamai juodų savo darbą. Dovanėlių kažkokių tai ar netikėtų dalykų, arba ten tokiu atveju, kai, sakykime, nusipirki žmogų ir staiga didžiulis laiptas, reiškia, įvyksta. Tokių dalykų nebuvo. Tai būdavo, atvažiuoji į darbą per šventes, tai būna kalėdinės šventės, tai paprastai vis tiek dirbdavome, tik per naujus metus nedirbdavome, bet kartais būdavo kokias dieną, dvi, kaip sakydavom, kaip visą Europoje reikia nedirbti, atvažiuoju, žiūriu už durų, 7 klientai laukia, kažko reikia ir nežinai, kaip su jais vienu metu šnekėti. Sakykim, kai jau vyko supratimas, kad apskaitos programinė įranga integruota ir jinai yra daug vertingiau negu kažkokie gabaliukiniai sprendimai, tai tada ir mes tada buvom irgi ne verslininkai, tokie kūrėjai ir, kaip papasakau, vaizdelį 7 stovi už durų ir visą kurus net važiuoja. 2002-aisiais Lietuvoje pasirodo Navision Axapta, o Prototechnika įkūrė filialą Šiauliuose. Bendrovės kolektyvas auga rekordiniu tempu. Vis didesnę Prototechnikos verslo dalį sudaro ne standartiniai produktai, bet individualūs sprendimai klientams. Kūriamos originalios programos didmeniniai prekybai, maisto pramoniai, automobilių servisams, restoranams, kavinėms, gamybos, transporto, statybos bendrovėms, biudžetinėms organizacijoms, miškų urėdijoms. Individualūs Prototechnikos sprendimai rinkoje pakrikštami Skaita Solution vardu. Nuosekliai eidavom link to ir ganėtinai lėtai link to, ką norėdavom pasiekti. Tiesiog galbūt tokiais įveikiais aš įvardinčiau patį suvokimą, kompanijos savimonę, reiškia suvokimą, kad reikalinga specializacija. Kur eini, ten ir nueini, ko sieki, tai ir pasieki. Ten, jeigu kompanija siekėsi parsiduoti už maksimalią sumą, tai jinai ir parsiduoda. Jeigu kompanija siekia ten daryti viską, tai ant galo jai nusibosta, nes neturi jokios normalios vertybės. Mūsų vertybės buvo tobulinti klientų verslą ir patiems tobulėti. Tie abudu dalykai yra labai susiję. Ir mūsų niekada nebuvo siekis pelnai, mūsų pelnai dažniausiai buvo tik tai tam, kad tą pagrindinį siekį gyvenime. Tai atrodo taip paprasta, bet atrodo, kad tai nėra taip paprasta. Jeigu pagrindinis siekis būna pelnas, o visa kita jiem tarnauja, tai vienaip kompanijos gyvenimas vyksta. Jeigu pagrindinis siekis būna tobulėti ir tobulinti produktus, tobulinti kompaniją ir tobulinti klientus, va šitas vežas. Prototechnika įžengė į Latvijos rinką. Euroskaita jau turi ne tik lietuvišką, bet ir angliškai bei latviškas versijas. 2005 metais įmonėje dirba didžiausias darbuotojų skaičius per visą bendrovės istoriją. Kitas dalykas, galbūt, sakyčiau, kuris mano manimu gana ženklią įtaką turėjo, tai buvo momentas, kai Kęstutis iš esmės savo pagrindinę veiklą, reiškia, nustojo skirti operatyviniam sprendimam, tai, sakykime, didelių klientų paieškai darbai, o susikoncentravo ties strateginė plėtra, tai yra ties tolimais tikslais. Aš sakyčiau, kad mes niekad nesiekėm greitos sėkmės. Mes nebuvom greitos sėkmės kompanija. Ta prasme, greitai susirasti, reiškia, verslo pelną kažkokį tai ir išnykti. Iš esmės, daug kas pasiekta juodų kompanijos darbų, iš tikrųjų, nuoširdumu, nuoseklių darbų ir žiūrint santykį tarp kompanijos ir klientų. Kitas dalykas tai yra kolektyvas. Jeigu tai save pasižiūrėt, šiuo metu vidutinis Prototechnikos darbuotojas tai yra žmogus, kuris yra išdirbęs 8 metus įmonėje.